Dailės terapijos metodai grindžiami prielaida, kad kiekvienas žmogus, mokantis ar nemokantis piešti, turi įgimtą, tai yra slaptą, gebėjimą savo emocijas, jausmus, būsenas išreikšti atitinkamą spalvą. Ir pasirinkęs atitinkamas priemones ir techniką, gali perteikti savo išgyvenimus. Tai vadinama kūrybos procesu. Yra 3 pagrindinės bazinės spalvos, kurios sudaro mūsų jausminį ir meno pasaulį. Tai raudona, mėlyna ir geltona. Jas imdami, maišydami, konstruojame asmeninę realybę, kuriame savo vidinio pasaulio išraišką kitų pasauliuose, kurie ne visada bendrauja žodžiais. Kartais jie bendrauja spalvomis. Spalvotos rankos, kurias jūs matote, ir storai ant popieriaus tepami dažai yra nesibaigiantys prisiminimų ir emocijų sluoksniai. Tai spontaniška mūsų vaizduotės veikla, o ne meninis talentas. Žinoma, meniškumo čia neįmanoma neįžvelgti. Esminis skirtumas tarp meno terapijos ir pomėgio piešti yra tai, kad dailininkas siekia baigti kūrinį ir tai jam suteikia džiaugsmą. O terapijai svarbus pats procesas, patiriamos emocijos, jausmai ir būsenos. Dailės terapija tai galimybė tyliai pasikalbėti su savimi, prisipažinti savo viską be jokių paslapčių.